Laimėjus Kėdainių, Jiezno ir Alytaus kautynės, Lietuvos kariuomenė turėjo pereiti iš gynybos į puolimą, tam, kad išlaisvintų bolševikų užimtą Lietuvos teritoriją. Pagrindinis Lietuvos vyriausybės tikslas buvo atsiimti Vilnių, tačiau Lietuvos kariuomenė savo pirmąjį puolamąjį mūšį turės patirti gerokai anksčiau – Žaslių apylinkėse, Žaslių kautynės. 1919 metais, balandžio 2-8 dienomis, Strošiūnų, Pajautiškių, Guronių, Žaslių geležinkelio stoties ir Žaslių miestelio apylinkėse tarp Lietuvos ir Sovietų Rusijos karinių pajėgų vykusios kautynės, kurios buvo vienas svarbesnių 1918-20 metų Lietuvos nepriklausomybės kovų bolševikų fronte etapų. Žaslių kautynės buvo pirmosios organizuotos Lietuvos kariuomenės puolamojo pobūdžio Daugų Žaslių karinės operacijos dalis, kurios metu iš įtvirtintos Strošiūnų, Pajautiškų, Guronių, Žaslių geležinkelio stoties, Žaslių miestelio linijos bolševikai buvo nustumti Mijaugonių kryptimi ir vėliau pasitraukė link Maišiagalos. Po nepavykusio puolimo užimti Kauną bei Gardiną, bolševikų vadovybė 1919 vasario 24 dieną įsakė Pskovo divizijai įsitvirtinti linijoje Panevėžys, Šieta, Žasliai, Aukštadvaris, Daugai, Marcinkonis. Susidarius palankiamis aplinkybėmis priešakinėmis ir žvalgomosiomis divizijomis slinkti Tilžės, Kauno, Alytaus ir Merkinės kryptimis, pasirinkti Vilniaus lentvario gynybai, ypatingą dėmesį skirti dešiniajam sparnui ir užtikrinti Panevėžio rajone buvusios Latvių divizijos saugumą, palaikant su jie glaudžius ryšius. Taigi divizijai buvo iškeltas jau ne tiek puolimo, kiek gynimosi uždavinys. Taktiškai divizija iš lėto traukėsi atgal. Tuo metu bolševikams pradėjo nebesisekti ir kovose su Lenkais. Beveik visame fronte jie buvo priversti trauktis. Lenkai pradėjo juos spausti ir Vilniaus kryptimi. Lietuvos tikslas buvo užimti Vilnių greičiau negu tai padarys Lenkai. Tam kovo mėnesį Kazys Škirpa netgi parengė to meto sąlygomis gana apgalvotą, konkretų ir detalų miesto, numatyto valdyti po jo išlaisvinimų iš bolševikų okupacijos planą. Kovo mėnesio pradžioje krašto vadovybė pasiekė žinios apie Lenkų jėgų koncentravimą Gardino apylinkėse. Netrukus jų didelės gerai apginkluotos kariuomenės dalys ėmė smarkiai pulti bolševikus rytų Lietuvoje ir stumti juos iš šio krašto. Puldami bolševikus, jie savo kariuomenės kairiuoju sparnu užkliuvo už Lietuvos rytinėtinių sienų ir ėmė skverbtis jos teritoriją Vilniaus kryptimi. Nors Lietuvos kariuomenės pajėgos dar buvo nedidelės, Lietuvos vyriausybė, pasitariusi su kariuomenės vadovybė, nutarė pasinaudoti patogiu momentu, pulti bolševikus ir pirmieji atgauti sostinę Vilnių. Šiam uždaviniui vykdyti nutarta sudaryti atskirą brigadą, kurios viršininku 1919 m. kovo 11 d. buvo paskirtas karininkas Nastopka, o jos štabo viršininku karininkas Gedraitis. Pulti visų frontų lietuviai dar neturėjo pakankamai pajėgų, nutarta sutelkti savo pajėgas dviejose vietose ir suduoti priešui smūgį, nuo kurio jis turėtų trauktis. Žygiui į Vilnių buvo sudarytos dvi rinktinės. Dešinioji rinktinė Alytuje, ją sudarė pirmojo pėstininkų pulko 4 kuopos, raitųjų žvalgų komanda, 8 sunkieji kulkosvaidžiai ir artilerijos būrys. Rinktinės vadas karininkas Ladyga. Jos uždavinys buvo kovo 28 dieną įžygiuoti iš Alytaus, toliau pulti ir užimti Daugus, Varėnos bei Valkininkų miestelius, jų geležinkelio stotis ir žygiuoti Vilniaus kryptimi. Kairioji rinktinė sudarė 2 pėstininkų pulkas, jo 1 batalionas ir 9 kuopa. Atskirasis batalionas, kuriame buvo 4 kuopos, karo žandarų, kulkosvaidžių, raitųjų žvalgų komandos ir artilerijos būrys bei 2 husaro skadronas. Iš viso rinktinė buvo apie 1400 karių. Jai vadovavo 2 pėstininkų pulko 1 bataliono vadas karininkas Butkus. Ši rinktinė turėjo išvykti iš Kauno kovo 27 dieną ir po poros dienų pulti priešą Plintu, Žiežmariai, Vievis, Vilnius. Taip pat operacijai buvo mobilizuota aviacija, kurios uždavinys buvo stebėti priešų judėjimą užnugaryje. Inžinerijos padalinys, kurio uždavinys po rinktinių prasiveržimo buvo sutaisyti geležinkelio dalį Kaišiadorys lentvaris, bei ryšio priemonės komunikacijų užtikrinti, telefonų stotis ir po motociklo pasiuntiniams. 1919 m. kovo mėnesio pabaigoje bolševikai šiame fronto bare buvo užėmę poziciją.
Nedzingė, Daugai, Pivašiūnai, Dusmenis, Onuškis, Aukštadvaris, Žasliai. Daugų, Varėnos Valkininkų kryptį į Vilnių saugojo lietuvių Pskovo divizijos 3 ir 4 šaulių pulkai, o Trakų Vilniaus kryptį tos pačios divizijos 5, 6 ir 7 pulkų šauliai. Daugiausia bolševikų jėgų buvo sutelkta prie į Vilnių einančių pagrindinių kelių. Bolševikų pajėgos buvo papildytos žmonėmis, ginklais ir šaudmenimis, tačiau jų moralinė būklė buvo menka. Dešinioji rinktinė balandžio 3 dieną pajuda Alytaus Daugų kryptimi. 4 dieną užima Daugus ir Gaidukonių kaimą, bet 5 dieną puolimas buvo nutrauktas, sužinojus, kad bolševikai fronte sutelkė didesnės pajėgas. Kairiosios rinktinės 2 pėstininkų pulko 1 batalionas ir 9 kuopa, artilerija ir husaro skadronas dislokavosi Žiežmariuose, o Škirpos vadovaujamas atskirasis batalionas liko Rumšiškėse rezerve. Nesant ištisinio fronto, bolševikai galėjo lietuvių kariuomenę pulti į flangus. Tuo tikslu į Žaslius ir Aukštadvarį buvo pasiųsti raiteliai. Rinktinės vadovybė neturėjo telefono ryšio nei su vienu daliniu. Nors iš štabo ir buvo atsiųsta telefonistų grupė, tačiau jie neturėjo nei vieno telefono aparato, todėl ryšį teko palaikyti tik per pasiuntinius. Bolševikai buvo įsitvirtinę Strošiūnų, Pajautiškių, Guronių, Žaslių geležinkelio stoties ir Žaslių miestelio linijoje. Jų jėgos buvo kur kas didesnės negu lietuvių. Prieš lietuvius veikė bolševikų Pskovo divizijos 1, 2 ir 6 šaulių pulkai. Lietuvių rinktinės vadovybė manė, jog bolševikai nežino apie rinktinės atvykimą į Žiežmarius ir todėl tikėjosi netikėtai priešų užpulti. Tačiau tikrovėje buvo kitaip. Priešai laukė puolimų. Balandžio 2 dieną prasidėjo pirmasis puolimas. Artilerija jau nuo 7 val. Ryto apšaudė priešą. Pirmoji kuopa turėjo užimti Paltininkus, Guronis ir Žaslius, antroji kuopa Pajautiškės, trečioji kuopa Strošiūnus, 9 kuopa Strivininkus, Dirgalonis ir Liutonis. Tačiau puolimas buvo nesėkmingas. Pirmos kuopos kariai buvo atremti iš gerų bolševikų gynybinių pozicijų, atidengus stiprią artilerijos, kulkosvaidžių ir šautuvų ugnį. Antroji kuopa susidūrė su ta pačia problema ir abi kuopos atsitraukė į Tarpumiškes. Trečiai kuopai pavyko užklupti priešus nesiteikint puolimo Strošiūnuose, todėl po trumpo susišaudymo bolševikai pabėgo ir trečios kuopos kariai užėmė kaimą bei paėmė priešų kulkosvaidį ir kelis šautuvus. 9 kuopa puldama Strivininkus, Dirgalonis ir Liutonis po keleto valandų mūšio jos užėmė ir įsitvirtino, pasistatydama 40 žmonių užtvarą. Husarų būrys pasiųstas apsaugoti kairįjį rinktinės flangą, prie Kurniškių dvaro išvaikė ten buvusią negausią bolševikų sargybą ir paėmė iš jos 2 šautuvus ir šovinių. Ties Kurniškėmis, palikę sargybą, husarai irgi pasitraukė į Tarpumiškes. Balandžio 2 dienos puolimas nepavyko visų pirma todėl, jog nebuvo suderinti kuopų veiksmai, o tai priklausė nuo aukštesnės vadovybės veiklos. Šio puolimo nauda buvo tik ta, jog buvo tiksliai sužinotas priešo jėgų išsidėstymas ir užimtos 3 ir 9 kuopai nurodytos vietovės. Brigados vadas Nastopka įsakė Škirpai persidislokuoti atskirai batalioną arčiau fronto. Naktį vadai Nastopka, Škirpa ir Butkus pasitarė ir priėmė sprendimą pakartoti puolimą siekiant išstumti bolševikus iš Strošiūnų Žaslių linijos ir susiklosčius palankiamis sąlygomis toliau pulti Vievio Vilniaus kryptimi. Balandžio 3 dieną, apie 15-16 val. 2 pėstininkų pulko 1 bataliono, 1 ir 2 kuopos, išsiskleidusios grandinėmis, išbėgusios iš miško, puolė Guronį. Sąlygos buvo labai prastos, teko klampoti per purvą, kai kur net bristi per vandenį, kuomet bolševikai atidengė kulkosvaidžio ugnį nuo aukštumos. Tačiau pradėjo smarkiai snigti ir kariai pasinaudojo šviežią sniego priedangą, prisiartino ir apmėtė priešo pozicijas granatomis. Įsitvirtinus Guronyse buvo pasiųsti 3 būriai ir kulkosvaidis link Pajautiškių, kurios buvo užimtas be mūšio, nes bolševikai suprato, kad yra apsupami ir atsitraukė. Balandžio 4 dieną, auštant, rinktinės žvalgai buvo pasiųsti į Žaslių miestelį, o 2 pėstininkų pulko 1 bataliono 1 kuopa į Žaslių geležinkelio stotį. Bolševikai mūšį nestojo ir pasitraukė Vievio kryptimi. Nors bolševikai ir buvo priversti pasitraukti iš jų užimtą rajoną iki pat Vievio miestelio, bet jie nebuvo sumušti. Todėl kitą dieną puolimo buvo atsisakyta ir rinktinė įsitvirtino
Strošiūnų, Pajautiškių, Žaslių geležinkelio stoties ir Žaslių miestelio linijoje. Rinktinė užėmė šią liniją tokia tvarka. Antrojo pėstininkų pulko pirmoji kuopa už Žaslių stoties ir miestelio. Antroji kuopa už Pajautiškių, trečioji kuopa už Strošiūnų, pirmoji ir devintoji kuopa už Dirgalonių ir Liutonių kaimų. Artilerija buvo užėmusi poziciją prie Tarpumiškių palivarko. Toliau priekį nebuvo žygiuojama, nes vadovybė įžvelgė, jog balandžio 4 dieną, nesumušus priešo pajėgų, būtų rizika puolančiosioms pajėgoms būti apsuptoms iš flangų. Balandžio 7 dieną vakare buvo pastebėtas intensyvus jau sukoncentruotų bolševikų dalinių judėjimas. Rinktinė pasiruošė gintis, budėjimas pozicijose buvo sustiprintas, rezervinės kuopos įspėtos būti pasiruošusios. Žaslių kautynės. Bolševikai anksti ryte pradėjo pulti Žaslių Strošiūnų liniją. Kautynių metu Žiežmarių Strošiūnų telefono linija visiškai nustojo veikusi, todėl kuopų vadams teko veikti savarankiškai ir reikšti daug iniciatyvos. Pirmoje dienos pusėje Žaslius ir stotį pavyko apginti. Kairiajame flange Žaslių Pajautiškių barą gynė antrojo pėstininkų pulko pirmoji ir antroji kuopos ir atskiro bataliono žvalgų komanda, bei ketvirtoji kuopa, kurie buvo taip pat nedaugiau kaip 50 vyrų. Šioms pajėgoms vadovavo karininkas Škirpa. Bolševikai ypač smarkiai puolė Žaslių geležinkelio stotį ir Talpūnus, o Pajautiškes bandė apsupti mišku iš pietų pusės ir suduoti smūgį flangą. Tačiau antrojo pėstininkų pulko antroji kuopa sulaikė priešo puolimą ir privertė jį trauktis atgal mišku į rytus. Karininkas Škirpa gavęs pranešimą, jog antroji pėstininkų pulko trečioji kuopa bolševikų smarkiai spaudžiama ties Strošiūnais nepajėgė atsilaikyti, vos prasidėjus mūšiui pasiuntė ją į pagalbą karininko Jakšto vadovaujamą atskiro bataliono antroją kuopą. Be to, žinodamas apie dar menką šio bataliono pasirengimo kovoms, karininkas Škirpa iš turėto rezervo nukreipė į Strošiūnus iš to paties bataliono ketvirtąją kuopą. Priešas buvo kontratakuotas ir Durtuvų kautynėse priverstas pasitraukti į Mijaugonių kaimą. Žvalgų komanda buvo pasiųsta ryšiui tarp Pajautiškių ir Strošiūnų palaikyti. Deja, vakare antroji pėstininkų pulko pirmoji kuopa neatlaikė puolimui kairį į flangą ir apleido Žaslius. Pasitraukus pirmąjai kuopai susidarė pavojus antrajai kuopai, gynusiai Pajautiškės, nes kairysis sparnas tapo atviras ir bolševikai galėjo apeiti iš flango. Kairiam flangui apsaugoti dar buvo nusiųstas antros kuopos vienas būrys, buvęs rezervė 150 aukštumoje šalia Guronių, tačiau jis padėties jau nebeišgelbėjo. Apie susidariusią padėtį pranešus rinktinės vadui, šis įsakė atsitraukti į Žiežmarius. Antroji kuopa per Tarpumiškių dvarą apie 18:30 atsitraukė į nurodytą vietą. Tada bolševikai sutelkė didesnį artilerijos ir kulkosvaidžių ugnį ties kairiuoju Strošiūnų flangu, kurį gynė atskirojo bataliono kuopos ir puolė Strošiūnus dviejomis linijomis – kairį flangą iš miško ir centrą iš Mijaugonių. Bolševikus ketvirtoji atskiro bataliono kuopa atmušė susikloščius kurioziniai situacijai su kulkosvaidžiu. Pačiame kautynių įkarštyje sugedo ketvirtos kuopos kulkosvaidis, o ir šuvinių nebedaug buvo likę. Nepatyrę kulkosvaidininkai ilgai nesugebėjo juos sutaisyti ir tuo pasinaudoję bolševikai dar atkakliau veržėsi pirmyn. Būtent tuo kritišku momentu visgi pavyko kulkosvaidį sutaisyti ir besiartinantį priešą apšaudyti smarkia ugnimi, kuri bolševikams padarė daug nuostolių. Buvo matyti, kaip bolševikai ulipintis per lauke buvusią tvorą krito nuo kulkosvaidžio ugnies. Daug jų buvo nukauta ir nuo kuopų karių taiklių šautuvų šūvių. Nuolat buvo girdėti antrosios kuopos vado karininko Jakšto raginimai. Vyrai, tik taikykit. Vyrai, taikykit. Vietinių gyventojų pasakojimų bolševikai iš to lauko išsivežė apie 80 nukautų ir sužeistų kareivių. Jų puolimas buvo sustabdytas. Galiausiai bolševikai dar bandė pulti 2 kartus į kairį Strošiūnų flangą, bet pirmą kartą buvo atmušti ir atsitraukę Pajautiškių link, o antrą kartą apšaudyti kulkosvaidžių ir artileriją atsitraukė iki pat Mijaugonių. Įsitikinus tolesnio puolimo prieš stambes bolševikų pajėgas neperspektyvumu, balandžio 8 dieną vakare buvo gautas rinktinės vado karininko Butkaus įsakymas visoms kuopoms atsitraukti iki Gurklių kaimo.
Po keletos dienų atskirasis batalionas grįžo į Kauną, o antrojo pėstininko pulko 1 batalionas prie Žiežmarius užėmė šias pozicijas. Viena kuopa su 2 kulkosvaidžiais Gurklių dvare, 3 kuopa su 1 kulkosvaidžiu Turlaviškių kaime, artilerijos baterija prie Cegelnės, prie kelio Remizavas, Vievis, Aukštadvaris. Vokiečių sargybos buvo išdėstytos Žiežmarių miestelio pakraščiuose prie kelio Remizavas, Vievis, Aukštadvaris. Žaslių kautynėse lietuvių pusėje žuvo 4 žmonės, buvo 40 sužeistų bei 20 dingo be žinios. Žuvusieji kariai palaidoti Žiežmariuose. Bolševikų žuvo ir buvo sužeistų apie 80. Po Žaslių kautynių bolševikai kreipėsi į Vokietijos vyriausybę, kad neva jie buvo puolami prisidengus vokiečių kariniais daliniais ir buvo pažeista 1919 m. sausio 18 d. sutartimi nustatyta demarkacinė linija. Dėl šios priežasties Vokietijos valdžia kreipėsi į Lietuvos valdžią išspręsti šį klausimą ir mūsų kariniai daliniai buvo atitraukti ir Žaslių Strošiūnų linija perduota vokiečių apsaugom. Dėl šios priežasties Lietuva prarado galimybę šią kryptimi toliau stumti bolševikus ir atsiimti Vilnių. Tai vėliau padarė Lenkai, o bolševikai netrukdomai atsitraukė. Tačiau kita vertus, teoriškai po Žaslių kautynių bolševikams buvo užkirsta galimybė pro Kaišiadoris veržtis link Kauno, bei taip pat buvo įrodyta, jog Lietuvos kariuomenė, turėdama kur kas mažesnes pajėgas, galėjo organizuoti puolamojo pobūdžio operacijas prieš bolševikus.